Taip šoka Vilniaus bočių bendrijos šokių kolektyvas Retro bočiai. Ir šiame kolektyve ne tik moteris griežia pirmų smuikų, kaip dažnai būna įprasta. Čia aktyvūs vyrai ne tik sveikata, bet ir vyriška sveikata nesiskundžia. Štai jau 68 metus šokantis Vladislavas partnerės paleisti dar ilgai neketina. Nu, man 81, bet aš juokauju, kad iki 120. Retro bočių vyrai savo jaunatviškumo paslaptimi įvardyja aktyvumą. Šokis turi du dalykus – fizinį tokie treniruotę ir emocinę. Tai kai gauni abu, tai susideda į pliusą. Ir prevencinė priežiūra savo sveikata. Yra programos specialios, kur vyrams antra širdis prostatą patikrinti. Tai aš nebūnu abejingas ir aš pasitikrinu. Nepaslaptys, 70–80–60% nuo tokio amžiaus vyrai nueina pas urologą, reikia pasižiūrėti, kad moterim būtum reikalingas ir taip toliau. Iš tiesų, reguliarus apsilankimas pas urologą kiekvienam vyrui turėtų tapti rutinos dalimi, sako vienas žymiausių Lietuvos urologų, profesorius habilituotas mokslų daktaras Balys Dainys. Reiškia, prostata yra grinai vyriškas organas. Ir jis yra mažajame dubenyje, po šlapimo pūsle, paslėpta prostata giliai pas vyrą. Ir tai rodo, kad jis yra labai svarbus organas. Prostata tai kaip šlapimo kranas pas vyrą. Jeigu kranas rūdyja, tai vyras prastai šlapinasi. Antra prostatos funkcija. Kaip aš sakau, prostata yra vyro sekso dirigentas. Jeigu dirigentas serga, tai ir orkestras blogai groja. Nuo geros prostatos funkcijos priklauso ir gera vyro erekcija. Vienas iš būdų vyrams padėti savo, tai subalansuoti maisto papildai prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Tie maisto papildai, kurie skirti prostatai, jie yra taip sukomponuoti, kad prostata gautų gerų medžiagų, kurios jie yra naudingos. Sakykime, taip vadinama afrikinė slyva. Labai gražus medis auga vidurio Afrikos šalyse, Kamerūne. Žievė šito afrikinės slyvos turi gydomųjų savybių. Prostatą stiprina, pristabdo hiperplaziją, bet tonizuoja ir organizmą, ir fiziškai tonizuoja, net protinės stimuliacija vyksta, reiškia, naudojam protiniai stimuliacijai. Vertingi ingredientai yra ir juodasis eleuterokokas, ir peruvinė pipirnė. Šias medžiagas turinčius maisto papildus vyriškumui palaikyti renkasi ir Romualdas. Ir tikrai jaučiu, kad yra nemažas efektas. Tu labiau pagal mano amžių jau, reiškia, vis dėlto reikia kažkaip tai biškį ir apsidrausti, kad kokia tai būtų garantija kažkokia tai. Yra preparatų, kurie kaip tik ir turi šitas tris sudėdamasias dalis. Peruvinė pipirnė, afrikinė slyva, juodojo eleuterokoko šaknų ekstraktą. Kad tiek nedaug, kad būtume sveiki ir energingi. Vos viena kapsulė ir trigubas poveikis. Tad, myli vyrai, neužmirškite rūpintis savimi. Ir dėl savęs, ir dėl savo damų.